Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Šįkart laida iš kartos į kartą kvepės dzūkiškomis bandomis, piemenėlių bandelėmis ir skaniausiais įdomiausiais pyragais. Kviečiame kartu pažvelgti į mūsų kulinarinį paveldą ir pasimėgauti šių dienų šeimininkių išradingumu. Tradicinio amatų meistrę Miglę Dalgidaitę dažnai galima sutikti įvairiuose renginiuose, kurį pristato kulinarinį paveldą ir demonstruoja duonos, švilpikų bei dzūkiškų bandų kepimą. Būtent apie dzūkiškas bandas šįkart su Migle ir kalbamės. Kaip gaminamos tradicinės bandos? Pirmiausia, paruošiami bulvių tarkiai. Žinia, mūsų dienomis bulvės tarkuojamos elektrinėmis tarkomis, o štai mūsų prosenelės viską darė rankomis. Tarkavo taip pat. Įdomu, ar skiriasi rankomis ir elektrinė tarka tarkuotų bandų skonis? Tikrai ne, nes elektriniai ten taip pat yra metalas. Tai ar čia metalas, ar ten metalas, tik gal tiesiog, kad įdedi savo energijos, su ranka prisilieti prie tešlos, jauti ją geriau ir pavyzdžiui, kaip vaikai ateina, tai jiegi labai nori pabandyti skusti, bet yra labai pavojinga, kaip matot, jie yra labai aštrus. Tai mes pagalvojom, kad vaikam galima apsaugoti rankytės ir mes naudojom šiuolaikinius dalykus tokius labai įdomius. Tai vaikas saugiai suima bulvę ir pabando skusti. Tai pasiruošusi aš įvairiausių skustukų, nes vieni mėgsta su tokiais skusti, kiti mėgsta su peiliuku skusti. Tai pavyzdžiui, vaikas gali saugiai savo paimti ir priskusti. Va šiandieną pažiūrėkit, kiek priskuto man. Čia vaikai priskuto? Čia vaikai, taip. Čia kaip, aišku, su tėvelio pagalba, bet vaikas nors po vieną, kai buvo viena mergytė, kuri labai kruopščiai viską sako, aš noriu pati iki pat galo. Tai jinai ilgai skuto, bet nuskuto. Tai kaip ir skonis, kaip ir sakiau, kad jis nėra, kad skirtusi, bet tiesiog, kad tokia ranka savo rankos pridedi, savo energijos įdedi. Bandos tai tikras dzūkų pasididžiavimas. Jos kepamos iš tarkuotų bulvių krosnyje ant kvepiančių kopūstų lapų. Bandos ant kopūsto lapo tai yra dzūkiškas patiekalas, nes aš esu iš Dzūkijos, mano močiutė yra iš Žuklių kaimo. Žuklių kaimas tai netoli Onuškio, kad taip įsivaizduoti, tai yra Trakų rajonas. Ir bandas kepdavo dažniausiai šeštadieniais. Ir tai kepdavo būtent močiutė. Jau mano mama jau nebekepdavo. Jau atėjo tas matytas metas, kai jau buvo gal didesnis pasirinkimas įvairių patiekalų, kažkaip močiutė dar kepė. Tai mane išmokė ir dabar aš irgi demonstruoju, rodau, mokinu, nes iš tiesų išeina jau iš mados šis patiekalas. Bet yra labai smagu, kad tai toksai gan sunkus, gan sotus maistas, bet tai yra daržovė su daržovė. Nes yra kopūstas su bulvė. Ir sako, o kodėl kopūstas ir bulvė? Nu prie ko čia? Iš tiesų dera. Dera, kai paragauji, tikrai tas kopūstas duoda savo skonį. Ir kai mes su visų kopūstų pašaunam tiesiai į pečių, kopūstas gerai suskrunda ir jisai duoda tą gerą tokį skonį. Pačių kopūstų mes nevalgom. Mes jį gražiai po to nulupam ir tada jau turime tą visą iškepusį tarkį. Tai jeigu tai tradiciškai, tai yra tik bulvės tarkis, nededamo virtų bulvių. Dabar šiais laikais mes maišom, kad būtų puresnė, kad būtų minkštesnė, bet anksčiau tai buvo tiesiog labai paprastai sutarkuojama. Ir žinot, kaip būdavo nusunkiama, tikrai nedėdavo merliukus, o tiesiog močiutė parodė, kad dėdavo ant pačios tarkos. Ir šiek tiek taip paspausdavo. Kad nebūtų per daug nuspausta. Taip, kad nebūtų per daug nuspausta. Ir daug ir nereikia, kad tiesiog tas visas didžiausias kiekis vandens jisai nutekėtų ir būtų tokia tešla, kad jinai tokia būtų šiek tiek
nebėgtų iš jos skystis, ar ne? Ir viskas ir to užtenka, nereikia spausti, kaip cepeliną mes dabar esame pratę. Tai va tiesiog va taip šiek tiek nuspaudžiam ir dedam tuomet į indą. Ko mums prieskonių, tai jokių anksčiaugi nebuvo, druska. Ir jokių spirgučių nedėdavo nieko. Tai čia vėliau, čia ant viršaus. Tai pats tas procesas tai vyksta tai, kad pirmiausia druskos, sumaišai, tada riebalais ištepam mes kopūsto lapą ir ant jo formuojame maždaug 2 cm storio bandą. Ir ją pašaunam į pečių. Tai vat aš ją kaip tik ir pademonstruosiu tą visą šovimą ir visą gamybą. Tai mums reikia ližės. Čia pas mane ližė naujoviška, nes jinai tokia šiek tiek planesnė, man su jie patogiau išimti iš karšto pečiaus. Kopūsto lapas yra džiovintas. Ir čia kopūsto lapai tai yra tie, kurie, kai būna visa galva kopūsto, tai tie, kurie labiausiai nukritę, tai jau juos tada skani, nes jie yra tiesiog tiesus. Nes tie, kurie susisukę, jie po to, kai žiūsta, jie susigarankšlėja. Ant jų irgi kepu, nes iš tiesų ne visada gaunu tokių kopūsto lapų. Tai va, kai gaunu, aš kepu ant tų gulinčių lapų, o šiaip galima tikrai kepti ir ant tų, jie susisukę, jų tiesiog daugiau sudedi ir pradžiovini. O aš džiovinu labai paprastai. Pečiai iškepu duoną, išimu, pečius karštas, sudedu gražiai ir jie gražiai išdžiūsta. Bet jeigu kaip anksčiau, tai ant to juos suverdavo vieną šalia kito ant virvutės ir sukabindavo ant aukšto. Ir džiūdavo va štai taip, tiesiog tokie vat lapai. Ir čia dabar iš tikrųjų, kai jie būna traškus, tokie atrodo, kad tuoj lūš, bet kai užplikai karštų vandeniu, jie va tokie va pasidaro, pažiūrėkit va. Ir užplikai ir jie tada kaip tokie, kaip guminiai pasidaro. Ir jie nebijo kažkokio va tokio suplyšimo ir jie tiesiog išlaiko savo formą. Ir žinoma, kai užplikai, tai tada ir tos visos bakterijos dingsta, nes ten tikrai, jeigu ant aukšto džiūsta, taigi ten ir musės sėsdavo įvairiausios, tai tikrai gal tas, kad tai yra ir dėl higienos, manau, tą darydavo, bet ir dėl to, kad tas lapas jisai va toks yra suminkštė ir galima su juo dirbti. Dabar aš netrukus atsinešiu riebalų karštų ir pademonstruosiu. Čia aš naudoju riebalus, tai tie riebalai reikalingi tam, kad tešla labai nepriliptų prie lapų. Ir tuomet, kai mes išimsime, tas lapas, jisai greitai labai tiesiog atšus ir mes jį gražiai galėsim nuimti. Tai vat būtent jisai šitas riebaliukas mums reikalingas yra. Ir kaip sakiau, kad jo lapas jis nėra valgomas. Nes jisai pečiai kepa tiesiai ant dugno pečiaus, tai jisai tiesiog visas labai suskrunda, bet jisai beskrusdamas jisai duoda labai gerą skonį bulviai. Kai kurie klausia, sako, jeigu orkaitį įsikepsim, žinoma, orkaitį tikrai drąsiai irgi galima kepti. Ir viskas būna gerai. Tik tai pečiui jisai daugiau apskrunda. Aš mėgstu labai viską daryti rankomis, nes kai rankomis darai, tai ir jauti. Nes jeigu, pavyzdžiui, tas pilimas su įrankiais yra vienai, bet kai dedi su rankom, skonis vis tiek kitoks. Ant kiekvieno kopūstlapio telpa nemažas kiekis starkių. Čia galima per pusę perpjauti ir užtenka 2 žmonėm, nes dar pilasi padažas. Dėl padažo, iš tikrųjų, mūsų krašte ten darycinio nedarydavo. Darycinis, tai jisai ten yra su varške daromas, toksai sotus. Mūsų krašte buvo tiesiog spirgučiai. Tiesiog spirgučiai paspirginti, juos mes kaip išimam bandas, nuimame lapą, supjaustom gabalais, užplikom spirgučiais ir dar pašauname į pečių, kad tiesiog prisigertų to viso padažo. Netrukus bandos pašaunamos į pečių. Prireiks šiek tiek laiko, kol jos iškeps. Kai mes išimam iš pečiaus, sudedam lapą į lapą, tuomet karštis eina vienas į kitą. Užklojam. Užklojam ir dabar, kai mes užklojam, tas karštis jisai susigers į tą lapą ir lapas tiesiog gražiai atšus.
atšus, atkris, jisai dar ten išteptas yra riebalais, tai va, tai tas lapas visas tiesiog atšus, jisai labai gražiai nusiims, nes kaip sakiau, lapas yra nevalgomas. Nes lapas suskrunda pečiuje, o po to jau aš supjausiu gabaliukais ir užpilsim labai skanių padažų. Ir dar, gerai. Pažiūrėsim, kas čia gavosi. Dar reikėtų šiek tiek ilgiau palaikyti. Va, šitas kaip lapas, kaip ir sakiau, kad jisai nėra valgomas. Bet man jisai labai skanus būna. Na, padažiukė pamirks. Kas čia yra? Čia banda ant kopūsto lapo. Banda ant kopūsto lapo? Aha. Ir čianais yra padažiukas. Dabar ta padažė pamirks, įdėsiu į pečių. Užpiltas padažu ir pabuvę pečiuje bandos įgauna dar geresnį skonį. Tokias bandas dzūkės kepdavo per talkas, šventes, sekmines, o dabar, kaip sako Miglė, šis sotus patiekalas yra jau primirštas. Kaip primirštos ir piemenėlių bandelės, kada jis keptos ant laužo. Apie jas pasakoja matininkė Valė Krauleidienė iš Veiviržėnų. Tikriausiai, kaip ir visur, naujovė tai yra atrastas senas dalykas. Čia labai senas dalykas yra. Kepdavo anksčiau piemenėliai tešlą ant laužo. Tiesiog ganydavo karves, ganydavo kiaulės, šalta, basi, alkani, bėga į virtuvę, pavagia tešlos, į kišenį, gauna į kuprą ir bėga į lauką. O kur dėsi tešlą? Deda ant šakelės ir kepa. Tai mes atkūrėm šitą jų tokį, kaip pasakyti, tokį gyvenimo būdą ir padarėm edukaciją iš jo tam, kad vaikai suprastų ne tik tai, kas yra tešla, kas yra bandelė, kas yra piemenukas, koks buvo gyvenimas, iš kur atsiranda duona. Tai čia yra bandelės dabar kepamos, mėlinė tešla. Čia aišku paprastuoju būdu, neturėjo jie kepyklų, neturėjo nieko, tiesiog tarp akmenukų susikurdavo lauželį, tuo pačiu pasišildydavo ir dėdavo tą tešlą, žalios aišku nevalgys. Paprastos šakelės mes dabar kepam ant lazdyno lazdų, yra specialus medis, išdroštas iš tikrųjų, tai, o jie kokią šakelę pagaudavo ant tokios ir kepdavo tiesiog. Tai čia yra paprasta mėlinė tešla, darau paprastuoju būdu, nes kaip ir visi žinom, kad šiais laikais labai daug alergiškų žmonių. Tai o vaikai akis nori, tai nededu nieko, kas gali alergizuoti, baltymų, dedu vandenuką, dedu miltus. Ir stengiuosi, aišku, pasakyti tėvam, kad jeigu vis tiek miltai yra kvietiniai, kviečiai čia yra, tai kas stengiuosi informuoti iš tikrųjų. O šiaip tai taip, paprasta mėlinė tešla, kas nori, namuose kepa, duodu receptą, gali aguonų įsidėti, gali lašinuką įsidėti, gali raziną dėti, bet aš kepu tik tai kaip pristatymą. Padarom va taip šitą tešlą. Tokį, jinai tempėsi, nes jinai yra mėlinė. Ir man vieną lazdelę prašom paduoti. Ir labai paprastuoju būdu, aišku, mažiukam vaikam aš padedu, bet ir paprastai tiesiog, kaip aš juokauju, turiu be galo iš manęs skardas ir indukcinę orkaitę, kur veikia be elektros ir kepam taip. Ir gaunasi tokia bandelė ir jinai iškepa, tada mes ją pasukioję nuimam. Ir dar turim naminę uogienę. Ir vaikai, kai kepa, sako, čia pačios skaniausios mūsų bandelės. O kodėl? Todėl, kad keptos ant laužo ir patys pasidaro jie jas. Taip, gyvename laike, kai galime mėgautis gausa, skanauti įvairius valgius ir dažnas net nežinome, kas mūsų protėviams vaikystėje buvo didžiausias skanėstas. Visgi per šventes ir maži ir dideli su malonumu skanaudavo pyragus, kaip ir mūsų dienomis. Tik patys pyragai ištobulėjo, tapo įmantresnių skonių ir puošybos. Dar kartą to įsitikinome apsilankę Domeikavoje vykusioje pyragų dienos šventėje. Čia kepėjos iš Kauno rajono 3-ojo amžiaus universiteto rungėsi skaniausio pyrago konkurse.
Kokių tik pyragų čia nebuvo. Ir keptų pagal receptus iš jaunystės, ir parsivežtus iš užsienio, ir perimtus iš savo mamų bei senelių. Kadangi truputį jaudulių buvo, tai nutariau kepti pyragą tokį, kuris tikrai, turiu galvoje, tikrai išeis ir iškils ir iškeps gerai bus, kadangi skirtingius krosnis negu namuose. O receptas tai miltai, sviestas, kiaušiniai, cukrus, uogienė. Pasirinkau senelių tokį, kad išsaugo tradicijas, remontą. Tai yra pyraga, kur trupininis vadinasi. Tai va tiesiog taip jau pasirinkau ir... Tai čia dar iš visų kieno močiutės ar senelės, kieno tas receptas? Čia tiesiog jau nuo senų laikų šitas receptas eina nuo senelių, nuo prosenelių ir tiesiog. Tai va ir jis toks, kaip pasakyti. Pats skaniausias su juodais serbendais ir jis yra einamas, jis visą laiką iškepa normaliai, gerai. O tą, kurį turiu, kepu ne vieną pyragą, kur ankstesnių dalyvavau. Tai ten reikia, žinot, ir krostį jau atidirbti ir viską ir tiesiog nerizikavau. Kepiau trupinių pyragą, kurio receptui 40 metų. Aš jį kažkur suradau, bet labai senai. Ir jis pas mane knygutėje užrašytas nuo 85 metų. Tai va retkarčiais, o jis visiems labai patinka, negaliu pasigirti, bet ar darbovietėse, ar šeimos šventėse, ar anūkų šventėse, jis visur yra populiarus. Na, o pačiu skaniausiu buvo išrinktas neįprastos receptūros ir skonio pyragas. Jis yra iš burokų. Burokų, aišku, burokų yra pagrindas, aš sakau, pusė tešlos burokų perkotų ir pusė jau tokių gerų. Ten dedasi šokoladas, juodas, sviestas, kiaušiniai, geri produktai ir gaunasi, kas gaunasi. Jis gaunasi toksai įdomus, nesuprasti, kiti sako, nesuprantam, kad čia nesijaučia tų burokų, bet yra tie burokai ir gana didelę masę sudaro, to jis ir įdomus. Aš jau jį kepu netoli 20 metų. Netoli, aš taip tiksliai nepasakysiu, bet 15 tai tikrai ir dar daug. Šventė nebūtų šventė, jei joje nekvepėtų pyragai ir neskambėtų muzika. Į pyragų ir muzikos šventę susirinko ne tik Kauno krašto kapelijos, bet ir gausus būrys armonikierių iš visos Lietuvos. Juos čia sukvietė domeikavickas armonininkas Steponas Riauba. Atvažiavau vedinas draugystės, kadangi daug metų su Steponu esam pažįstami ir pats nuo vaikystės dalyvavau muzikantų šventėse. Ir šį kartą jis nepamiršo manęs, kaip ir prieš 2 metus, jau 2. kartą dalyvauju Domeikavoje šitame gražiame koncerte. Kiekvienas armonininkas atvažiavo su savo muzikanto istorija. Kiek metų groja, kiek harmonikų turi, iš ko perėmė meilę muzikai. Šeimoje tokių muzikantų kaip ir nebuvo, kad harmonika konkrečiai grotų. Iš atsiminimų tai yra ir prosenelis, ir senelis grojas, bet harmonika tiesiog radau namuose. Kažkokiu būdu jinai buvo atsidūrus, užmesta, man vaikui buvo įdomu, aš pradėjau tampyti. Iš pradžio ant lovos pasiguldydavau, vieną galą ištraukiau, kitą sustumė. O po to jau kai paaugau, kai jau galėjau aš pilnai ją pasiimti rankas, tada jau pilnumoj grojau. Tai maždaug 22 metai jau su harmonika nesiskiriu gyvenime. Harmonika nuo 6 metų. Pradėjau kažkaip tai rinkdavosi tais laikais pas tėvelius, seneliai būdavo, tai sueina kaimynai, tai vieni kiti, tai labai daininga šeima buvo, daininga giminė ir žmonės, kaip sakant, irgi tais laikais gyveno su daina ir nors jis sunkiai dirbo, bet su daina jam buvo linksmiau. O jau paskiau po baliaus, jau jie biškį primigdavo, tai aš ir laukdavau, kad aš galėsiu tą harmoniką pasiimti, dar savo neturėjau. Tai tokie reikalai ir po biškį pradėjau aš ją groti. O paskiau jau mokykla, jau akordeonų klasė. Vilnietis harmonininkas Fulgentas Jeliniauskas prie harmonikos prisilietė būdamas vos 4.
kiek atmintį turiu, tai atsimenu, tėvas paklodavo prie šilto pečiaus tokia, kaip vadinasi, seniai vadindavo kufaikė, tokia šimtasiūlė paskui vadina jau. Ir armonika matydavosi, svečiai sueidavosi, armonika matydavosi, o mano galvos vos tik tai. Va tai va, atsisėdęs ant žemės. Tokia mano atmintis buvo vaikystės. Tėvelis ir išmokė truputį. Nebuvo toksai seniau kaip grodavo, mokėdavo valsą, kokią polkutę ir viskas. O pas man tobulėjimas prasidėjo su laiku, bet buvo ir pertraukų, armija, viskas. Ir po to vėl Dainis Maslauskas manęs susipažinom, jisai išmokino ir su įvairiom armonikom groti. Ir su Peterburska, bajano groju. Akordeoną truputį, jaunystė irgi grojo. Taip įvairiom, turiu 7, kažkaip su įvairiom pagroju truputį. Nesu toksai jo profesionalas, bet žmonėms patinka. Į Domeikavą iš Pakruojo atvyko ir Nijolė Žiaunienė. Visą gyvenimą įvairiomis armonikomis grojanti armonininkė sako, kad šis instrumentas tai jos didžioji meilė. Mano meilė. Nežinau. Labai patinka man, nežinau, aš ją išglaustu, išbučiuoju, širdutėm išklijuoju, tai man labai. Nuo 16 metų aš jau groju, bet mūsų kaime, kad gimtiniai, vien tik armonikėliai buvo, jų išmokau groti. Neturiu bandonijos, tai kitų tonacijų, F, G, C, D, E, visokių tonacijų. Taip jau yra, kad muzikantai susirgę armonikų liga jų turi ne vieną. Kai kurios iš jų yra labai senos ir skaičiuoja 100 metų ar daugiau. Jinai labai sena, jinai pokarinė, tik tai gavau, nesenai aš ją pirkau ir paprasčiausiai puošiau, kad jinai atrodytų taip, kur nebūtų, kur pagrotai, kad jinai truputį turėtų atspalvį savo. Jei turbūt apie 100, jeigu nedaugiau, tiksliai negaliu pasakyti, bet taip yra. 100-metę armoniką groja ir Fulgentas Jeliniauskas. Daugiausiai gyvenime akordeonu grojęs muzikantas sako, neseniai atradęs armoniką ir susižavėjęs jos skambėjimu. Skambesys visai kitas intonacija, visai kitas tonas armonikos. Akordeonas yra, aišku, gerai, turiu jo ir gerą akordeoną nusipirkęs profesionalų, viską groju, ten yra balsai, musetė vadinamas tas balsas, kur virpantis toks, kaip įjungi, labai gražiai skamba. Bet armonika yra visai kito deriniui, kaip sako, kitas skambesys visai. Dabar sakau, dar vieną irgi guneriuką, bet labai, žinokit, gerą nusipirkau. 100 metų jau taim aš, armonikiukai, bet jau padaryta ten, žinokit, gerų meisų skamba, tai sakau, kitą kartą dar, diržų reikia ten, jei biskį padarysim naujus, įdėsim, tada kitą kartą atvažiuosim groti visų aną. 100 metų armonika, tai čia, kaip yra tas grybas, balsų, tai čia, grinai, medis natūralus, dažai nutrinti, nugrūjimų, taip, kai groju, visą laiką laikomas armonika, suvaizduokit, tai sakau, aš netikėtai papuolė, man Marijampolė padavė ten skelbimą žvilgti, tai ką, tai greitai susirišau ir būtų jau netekę man jos. Gera labai. O koks meistras darė, čia labai meistrai yra, buvo Demikis daryti, tai jau tokie garsus labai harmonininkų meistrai buvę, bet jau nėra. O ten, ką daryti, irgi labai nuvežiau pas meistrus, labai, sakė, padaryta labai gerai. Žibančios muzikantų akis, kai jie kalba apie armonikas, pasako, kokie jiems brangus yra šie instrumentai. Man yra brangu ir armonika, ir kiti instrumentai. Aš valdau beveik visus dumplinius. Tai ir kažkaip man jie prie širdies.
peterburgskos harmonikos dar nevaldau. O taip ir bajanas, akordeonas, ir chromatinė, ir diatoninė harmonika taip pat groju. Raseiniškis Dainius Maslauskas ne tik harmonininkas, bet ir harmonikų meistras. Aš iš tikrųjų dar, įskaitant tą laikotarpį, ir meno mokyklą baigiau akordeono klasę. Ir būtent pabaigęs jau paauglystėje aš mąsčiau, kažkaip akordeonistų daug, groja įvairią muziką. Tačiau man artimiausia buvo ta liaudiška ir būtent vėl aš sugrįžau prie tos harmonikos. Ir kada pradėjau jom domėtis, supratau, kad ir etnografiniam regione kiekvienas turi, galima sakyti, savo harmoniką, savitą. Ir apskritai pasaulyje, Europoje yra labai daug harmonikų. Ir taip tiesiog pradėjau jomis domėtis ir namuose turiu 100 harmonikų. 100? Taip, iš viso pasaulio. Tai kada spėjai su jom pagroti ar pagrojate iš viso? Taip, aš pastoviai su jom pagroju, kadangi tai yra ne tik muzikinis instrumentas, bet ir labai su mechaniniais dalykais susijęs. Todėl praktiškai kiekvieną vakarą turi vis kitą instrumentą paimti rankas, jį, taip sakant, pravėdinti, prajudinti. O apie tą meistravimą, tai va tą harmoniką, kur radau, jinai nebuvo pačios geriausios būklės. Jinai gesdavo, aš vaikas jau tada domėdavaus, kaip jinai padaryta, iš ko jinai sudėta. Ir jau aš, kai tėvas nematydavo, ją prasardydavo, šiek tiek kažką pakrapštinėdavo. Girdžiu, ateinu, staigiai vėl uždarau, ką veikia, nieko, taip sakau, sėdžiu viskas, kad jau reiškia, harmoniką sugadinsi, nelys. Bet man traukdavo vidus, kaip veikia ta harmonika. Ir po to, kai šiais laikais internetas visagalis, tai internete daug medžiagos studijavau. Po to nemažai Lietuvoje harmonikų meistrų aplankiau ir stažavausi, kad tiesiog ta veikla būtų prasminga, tikslinga ir vis dėlto pats vienas visko neišmoksi, reikia iš meistrų perimti. Tai aš taip besilankydamas, jie matydami mano užsidegimą ir po truputėlį mane ir išmokė visų tų paslapčių. Dainius sako, kad jam labai rūpi muzikavimo tradicija ir jis stengiasi ją išsaugoti. Taip, man ta tradicija rūpi, kadangi aš kaip pats, sakykime, 12 metų jau per harmonikų šventes keliauju, pastebėjau, kad sparčiai senėja muzikantai ir kiekvienais metais vis kažkokie kolegos netenkame, nesusitinkame. Ir dėl to aš būtent Raseinių rajone inicijavau tokį harmonikos bandonijos klasę. Jeigu viskas bus gerai, susirinks mokinių grupė, tai meno mokykloje turėtų būti tokios pamokos, kur visi norintys galėtų prisiliesti prie šių instrumentų ir išmokti. Tebūnie kažkoks būrelis susipažins, bet aš tikrai viliuosi, kad iš tos grupelės žmonių bent keletas tikrai liks tikrais muzikantais. Taip kaip aš kažkada, kad žaidžiau su harmonika, o dabar jinai tapo gyvenimo būdu. Išsaugoti mūsų tradicinę muziką ir kultūrą yra labai svarbu, sako ir harmonikų meistras bei harmonininkas Rolandas Rigunavičius. Tai ne tai, kad svarbu mums, čia ne man, čia visiems svarbu, čia be kultūros tai mes esam niekas, galima sakyti. Ta lietuvių kalba taip, bet irgi dalis kultūros, o muzika tai čia mūsų papročiai, ta prasme, tai aš manau, kad čia netgi verkiant reikia skatinti žmonės, kad grotų, kad dainuotų, kad rinktųsi į sales, nes salės dabar šią dieną pustuštės, sakykime taip. O koncertuoja vieni geriausių muzikantų Lietuvoje. Tai manau, kad reiktų kažkaip daugiau to dėmesio. Tai taip, muzika patinka, tai muzika yra mūsų viskas, tai čia ypač harmonikų, akordeonų ta muzika, tokia liaudiška mūsų muzika, sakykime, folkloras, tai tikrai yra mūsų paveldas, galima sakyti, čia mūsų kultūra yra. Aš taip skaitau, kad čia be kultūros tai mes niekas, nebus Lietuvos.